Sveiki, čia Mantas iš Matiekos. Pagaliau priėjau prie savo vieno turbūt iš fainiausių uždavinių, kuriuos mačiau. Tai iš tikrųjų pats šito uždavinį buvo apsėstas gan ilgą laiką, kol, aišku, išsprendžiau, bet kaip moksleiviai turėtų spręsti, kol kas šitam, nežinau, gal turėtų būti keletas ant valstybės, bet bandysiu paaiškinti. Tai radau du būdus. Vienas abudu būdai, aišku, yra žiauriai sunkus. Tai tiesiog moksleivis pamatęs šį uždavinį, aš pirmą kartą, kai pamačiau, iš karto mano nuodė sako, čia aiškiai 3. Aiškiai 3 ir net nežiūrėjau, nestikrinau, bet iš tikrųjų tai nėra tai 3 dėja, nėra tai nei 21. Tai atsakymas, kas turėtų atspėti, tai tie, kurie tiesiog užsimerkę spėtų, tai turėtų atspėti, kad tie 2. Dabar kaip iki to 4 dait, aš iš karto galiu pasakyti, kad šį uždavinį jau žiūrėjau, sprendžiausi ir sprendimą, žinau, aišku, tas video su sprendimu užtruks gan ilgai su paaiškinimas. Tai vienas iš būdų, pats pirmas, kurį radau, tai tiesiog išskirti pilną kvadratą, tai pasirašau kaip keitinį, kad man būtų paprasčiau, tai vietoj sinus x pasidarau keitinį, sakykim, t ir gaunu tada 12t minus 9t kvadratu. Iškeliu pilną kvadratą, nes pastebiu, kad 9t aš galiu parašyti kaip, aš skelsiu minusą į priekį, kad būtų paprasčiau skaičiuotis, tai iškeliu minusą į priekį ir toliau nagrinėsiu tik tai skliaustukus. Tai bus 9t kvadratu minus 12t. Ir ką pastebiu, tai pastebiu, kad 3t, kad mes galim pasirišti kaip, tai yra 9t kvadratu, mes galime pasirišti kaip 3t pakelta viskas kvadratu, tai čia būtų pirmasis narys. Ir galime išskaidyti, kad 12t kaip dviguba sanduga pirmo ir antrojo nario. Tai galiu išskaidyti kaip, jeigu pirmasis narys yra 2 kart dviguba sanduga iš pirmojo nario, tai kart 3t. Ir ko dar trūksta, tai dar trūksta, kad gautumėm 12, tai kart 2. Ir tam, kad užbaigti pilnojo kvadrato formulę, dar mums reikia parašyti to antrojo nario kvadrato. Tai tiesiog antrojo nario kvadratas bus 2 kvadratu. Tai paimsiu spalvų, kad pasiriškintų. Tai bus mūsų A. Tada kitas narys bus B. Ir aišku, tas dvietukas, tas dvietukas tiesiog kaip dvigubas narys. Kaip moksleiviai turėtų pastebėti šitą, tai kol kas nežinau, tai tiesiog perrašysiu, kad tai yra a kvadratu minus 2ab ir plus b kvadratu. Tai vėl grįšiu atgal į spalvas. Tai dviguba sanduga iš antrojo nario ir kokia čia tai spalva buvo kita. Taip, tai tiesiog pagal šią formulę mes galime išskaidyti, kad tai yra a minus b ir viskas pakelta kvadratu.
kadangi čia mes turėjom 9t kvadratu, tai 3t kvadratu viskas gerai. 12 tai išskaidom į 2 kart 3t kart 2 ir dasidėjom tą dvejeto kvadratą, tai kad niekas nepasikeistų, kad mes galėtume padaryti pilną kvadratą iš šito daikto, mums reikės kompensuoti, atimti tą 2 kvadratu arba atimti 4. Ir aišku, nepamirštam, kad dar priekyje minusas yra. Tai kad priekyje minusas yra, tai pasirašau dar tą minusą priekį. Tai čia nežinau, net kiek tų skliaustelių gavosi. 1, 2, 3 ir 3 užsidaro. Gerai, tai dabar galim tą minusą kol kas tada nešiuosi, kad jo kažkur tais nepameščiau. Tai minus pasirašau 3t minus 2 kvadratu ir pasiradarysiu dar minus 4. tą minus 4 tiesiog turėjau dasirašyti, kad kompensuoti tą pridėjimą dvejeto kvadrato. Tada suspalvom, kad susiriškint. Tai turim pirmasis narys 3t ir antrasis narys 2. Dabar tą minusą atskliaudžiam. Tai gaunam tada lygų 4 minus 3t minus 2. Aš čia, man atrodo, man užsidengia kamera, tai aš pasižiūrėsiu, ar kamera neužsidengia mano. Jo, užsidengia. Šiek tiek tada pasistumsiu. Šiek tiek pasistumsiu, kad geriau matysiu, aš paskui persirašysiu, kad čia būtų. Tai atsiskleidžiam, gaunam 4 minus 3t minus 2 ir visą tai dar pakelta kvadratu. Ir gaunam tokį reiškinį. Aišku, mūsų t yra sinusas. Ir aišku, kada šitas narys mes galime gauti sinusą 0, tai kada mūsų skliaustelis bus lygus 0, tai vadinasi mūsų maksimalus reiškinys bus lygus 4. Tai tiesiog nėra tada grįšiu atgal prie pirmojo reiškinio, kad atgal įsidėsiu sinusą. Tai turime, mūsų reiškinys dabar yra 9 mūsų reiškinys 12 sin alfa minus 9 sin kvadratu alfa gali būti perrašomas tą pačiai kaip 4 minus 3 sinus alfa minus 2 visą tai pakelta kvadratu. Ir kai skliausteliai, tai kai skliausteliai bus, tai kai 3 sin alfa minus 2 lygų 0, tada šitas reiškinys turės maksimalią reikšmę. Tai maksimali reikšmė maksimali
reikšmė yra 4 minus 0 lygus 4. Aišku, galime iš to suskaičiuoti alfa, tai alfa bus lygus 3 sinus alfa, aišku, lygų 2, jeigu perskelsim į kitą pusę, ir sinus alfa bus lygų 2/3 ir galime išskaičiuoti, kad alfa bus arksinusas arba sinus minus 1 tų 2/3. Tai čia vienas iš sprendimo būdų šio uždavinio. Dabar kitą bandžiau spręsti su išvestiniam, tai aš gal jį tiesiog iš naujo pasidarysiu kaip alternatyvų sprendimo būdą. Tai aš nusikopiuosiu ir įsikelsiu čia kaip alternatyvų sprendimas su išvestinėmis. Prisiartinsiu. Bandom skaičiuoti su išvestinėm ir suieškoti tas reikšmės. Tai dabar 12 sin alfa išvestinė, aišku, bus lygi 12 cos alfa. Čia viskas šito vietoj tvarkoj. Dabar surandam jeigu 9 sin kvadratu, sinuso kvadratu alfa išvestinė. Čia biškai šiek tiek sunkiau, bet galima pasiimti formulę ir kažkur turėjau išvestinės, taip sunku. Pagal šią formulę galime susirasti, kad kas mūsų g funkcija. Tiesiog pasirašysiu šiek tiek, nusinešiu žemiau. Galima pasirašyti, kad g funkcija yra lygu sinusui x, tada f funkcija lygu x kvadratu, tai tos funkcijos kompozicija bus f nuo g nuo x, tas pats kas f nuo sinus x, čia vietoj g tačiau tiesiog sinus x, arba lygu tas pats kas, ką daro f funkcija kelia kvadratu, tai sinus kvadratu x. Čia trumpai tiesiog paaiškinu, kaip ieškoti tokių išvestinių. Taip, tai dabar pirmiausia, ką mums reikia surasti f išvestinė nuo g nuo x, tai jeigu f išvestinė nuo g nuo x, tai f išvestinė nuo sinus, tai f išvestinė nuo x kvadrato bus lygu tą 9, tai čia prisirašau priekyje. Taip, kvadratų išvestinė tiesiog kart 2 sinus alfa, nes laipsnis sumažėti, jeigu 2 minus 1 lieka tiesiog sinus 1. Tai tiesiog laipsnis sumažėja, nes jeigu ieškotume x kvadrato išvestinės, būtų tiesiog 2x. Tada turim pasidauginti iš g išvestinės, tai pasidauginam iš g išvestinės, tai g išvestinė bus kosinus, turbūt jo, kart kosinus x, ir susidauginę 9 su 2 gausim 18. Čia tiesiog apjungiam, tai visa šito reiškinio išvestinė bus
viso reiškinio išvestinė bus 12 cos alfa minus 18 kart sin alfa kart kosinus alfa. Ir aišku, ieškant maksimalios reikšmės, mes turim susilyginti nuliui. Tai prisilyginam nuliui, čia man užtenka vietos, tai šiek tiek pasistumsiu ir sprendžiamės lygti. Tai keliame 18 į kitą pusę, gaunam 12 kosinus alfa lygu 18 sin alfa kosinus alfa, pasidalinam viską iš kos alfa nelygu nuliui, tai pasidalinam iš kos alfa nelygaus nuliui, lieka tada 12 lygu sin alfa, kai kosinus suprastina, paliko 18, tai lygu 18 sin alfa. Ir aišku, dabar galim tada susiskaičiuoti, kad pasidalinę iš 18 abidvi pusės, gaunam, kad sin alfa lygu 12/18, kas prastinasi į 2/3. Ir statomės tada į formulę, aišku, alfa bus lygus sin minus 1 arba arksinusas 2/3. Nu ką, tada nešamės viską į formulę. Yra ne į formulę, į pradinį reiškinį, tai koks partinis reiškinys. Pradinis reiškinys buvo 12 sin. Tai tiesiog įsistatau, čia kad patogiau būtų, atsinešiu į apačią. Man iš tikrųjų tikrai įdomus uždavinys, kaip 12-okams, tai tikrai vertas vieno taško. Taip, tai į reiškinį įsistatom sinus minus arksinusą 2/3, gaunam tą 12 sinus ir įsistatau tada tą kampą, tai sinus minus 1 ir 2/3. Kad atkreipiame dėmesį, kad kas dabar atsitinka, sinusas ir arksinus jie vienas kitą naikina, lieka 12 tiesiog kart 2/3 arba tiesiog 2/3 nuo tos 12 ir gaunam kiek čia? 8. Tada jeigu atimsim 9 ir sinusą su arksinusu to paties, jie vėl matome, kad vienas kitą panaikins. Tai aišku, dar tas sinusas jisai bus pakeltas kvadratu, tai mums reikės tos 2/3 kelti kvadratu. Tai gausim 9 kart 2/3 pakelta kvadratu, kas bus lygu 9 kart 4, 9/2 kvadratu 4, 3 kvadratu 9, susiprastina lieka tada 4. Ir ką tada gaunam? Gaunam, kad 8 minus 4
Tai 8 minus 4 lygu 4. Tai dviem būdais gavom su išvestiniam, kad lygu 4, su pilno kvadrato išskirimu irgi tą patį 4. Bandžiau dar brėžtis grafikus, nežinau, kuris būdas lengvesnis, galiu parodyti, kaip atrodytų grafikas. Praščiai pasibraižiau. Tai pasibraižiau grafiką su kur aš išbraižiausi. Čia buvau gavęs išvestinės grafiką. Tai išvestinės grafikas bus viršutinis, galiu jį pasikeisti pokytį. Nusimsiu šitą. Taip, tai originalus grafikas to 12 sinus x minus 9 sinus kvadratu toksai. Ir iš grafiko matosi, kad maksimalus taškas yra 4. Tačiau, tokį grafiką nusibrėžti kažkokiu būdu, naudojant tiesiog žinias 12 klasės, gan sudėtinga būtų. Tikrinusi su išvestinėmis, tai išvestinė, kur gavau, čia buvo išvestinė, gavau suprastinti, tai ta nesuprastinti išvestinė buvo 12 cos x ir minus 18 sin x ir cos x. Tai matome, kad įgyja maksimalią reikšmę taške, kai x yra čia, nežinau, čia radianais. Čia turbūt nustatyta pas mane radianais. Pažiūrėsiu. Jo, nustatyta radianais, jeigu galiu nustatyti, paliksiu radianais, ten, kad neištampytų. Tai matome, kad šiame taške įgyja savo maksimalią reikšmę, šiame taške, kai x yra 2,4 radiano, įgyja maksimalią reikšmę ir minimalios reikšmės, man atrodo, būtų gan, nežinau, ar būtų minimalios reikšmės, bet minimalių reikšmių neprašo. Tai yra toksai fainas uždavinukas. Jeigu kam bus įdomu, galite prisijungti prie lentelių, tai lentelė bus įkelta komentaruose. Tiek.